Labas vakaras, mieli gerovės link bendrakeleiviai. Šį vakarą, kaip ir kiekvieną trečiadienį, mes toliau gilinsimės į mūsų sveikatą, į visapusišką sveikatą, tai reiškia, kaip mes jaučiamės ir kaip mes galim savo padėti. Ir dažnas tikriausiai yra susidūręs arba pats, arba savo aplinkoje su tokiais atvejais, kai žmogus jaučiasi blogai, praeina visus gydytojus, pasidaro visus tyrimus, viskas gerai, kraujas puikus, šeimos gydytojas sako, jums nieko nėra, o žmogus vis tiek blogai jaučiasi, gal kartais net skauda, sakykime, kažkokią konkrečią vietą ir niekas jam negali padėti. Tai kas tokiu atveju, į ką galima kreiptis? Tai vienas iš tokių dalykų, turbūt skaitėte knygose, tai yra tie psichosomatikos simptomai. Tai va simptomai, kur grinai mes negilinsiu į šitą terminą, aš noriu, kad mums specialistė, būtent kuri yra psichosomatikos ir kineziterapijos, mums papasakotų, kasgi iš tikrųjų vyksta tam žmogaus organizme ir kaip galima padėti su tais psichosomatikos simptomais sutvarkyti. Taigi kviečiam šį vakarą mūsų viešnią Aureliją Budrienę. Labas vakaras, Aurelija. Sveiki žiūrovai, labas vakaras, Rūta. Labai man įdomu visą laiką paklausti mano pašnekovų, Aurelija, kokiais keliais jūs į tą kineziterapiją, psichosomatiką nusprendėte pasukti savo karjerą? Kodėl buvo toksai pasirinkimas? Asmeniškai visą laiką laikiau tokį vidinį atstumą tarp medikų, tarp vaistų, tarp savęs ir operacijų ir galvojau, kad man tai jau šitų dalykų nereikės. Ir tikrai tiek, kiek pavykdavo, stengdavausi pati iš savęs rūpintis tą sveikatą. Tai turbūt viena iš tų priežasčių, kodėl patraukė pradžiai kineziterapiją, o po to ir psichosomatiką. Nes pažinus kineziterapiją sužinau, kad tai būdas padėti žmogui ir savo sveikti visiškai be jokių intervencijų, kur nereikia jo badyti, jo pjaustyti, jo ten girdyti, maitinti, tiesiog gali naudoti kūną, judesius, prisilietimą, įvairias technikas ir taip jam padėti. Tačiau dirbdama kelis metus grinai tik kineziterapiškai pamačiau, kad vis į kažkokią tai sieną tarsi atsitrenkiu, kad lygtais pagerėja, bet ne iki galo. Jau ten visi pratimai atlikti, visi sąnariai išmobilizuoti, atrodo ir sistema sudėta, programa, ką žmogui daryti namie, masažai atlikti, visą kitą ir vis tiek kažkokią tą sieną, kažkokias lubas pasiekėm. Ir aišku, kuo daugiau tų klientų sutikdavau, tuo labiau pradėjau matyti panašumus. Nesvarbu, kad ten gal jų amžiaus, lytis, socialinė padėtis skiriasi, bet kai kuriais momentais jie sutapdavo. Pavyzdžiui, laikysenos tam tikra padėtis su kažkokiais charakterio, požiūrios ar bendravimo bruožais. Ir supratau, kad tikrai už to yra visokių gilesnių niuansų. Ir kaip visą laiką, turbūt dauguma ateinam į savo kelią, ne tik tais iš tos geros šviesios pusės ir įsikvėpimo, bet taip pat ir iš asmeninių klausimų. Tai lygiai greičiai man pradėjo taip pat blogėti sveikata, tai ne tik, kad buvo valgymo sutrikimas, kurio aš ilgą laiką net pažinau, nuo šito, aišku, užsivedė ir įvairūs uždegimai kūne ir visokie virškinimo sutrikimai, oda pradėjo labai prastėti ir dar daug ten visko buvo. Ir vis tiek kažkaip aš labai tikėjau, kad gali būti būdai, kaip aš to galiu susitvarkyti be vaistų, be operacijų ir panašiai. Tai tiek ieškodama tų ekstra sprendimų klientam, tiek ieškodama kitokių būdų savo, atėjau galiausiai prie sąvokos psichosomatika. Kai šitą atradau, tai ten jau atsvėrė didžiulį tokie lobynai visokiausių specialistų, kas ten atvedė per piešimą, kas per judesį, kas per garsą, kas per aromaterapiją, per įvairiausius metodus. Ir taip po truputį klievau ir sudėliojau tą būdą, kaip aš vedu. Supratau ir žiūrėkit, aš norėčiau, įdomu pasidarė, vadinasi, žmogus gali turėti netgi, sakykime, valgymo sutrikimų ir pats net nežinoti, kad kažkas jam yra ne taip jisai daro. Taip. Tai lygiai taip pat, kaip galim turėti ir kažkokių ten vidaus organų disfunkcijų ir ilgą laiką nieko apie tai neįtarti. Netgi galim pasidaryti tyrimą ir atrodo, kad ten nieko kaip ir nerodo, bet vis tiek kažkaip žmogus prastai jaučiasi. Tai kai kurios tos niuansus kūnas labai tokiais milimetriukais pastumia, galbūt ten kepenys truputėlį kažkur pasisukusios, raiščiai įsitempia, raumenys įsitempia, jos fiksuojasi savo neįprastoj padėty ir dėl to prasčiau funkcionuoja. Nors galbūt
tyrimai nieko nerodo, bet vat per tą prisilietimą, per pajautimą, per įsiklausymą į save tikrai galima tai atsekti. Arba tada jau tyrimuose sureaguoja kūnas tiktais, nežinau, po kokių ten 10, 20 metų, jau atrodo labai labai vėlai, kai kaip ir žmoguje niekas nekinta, sako, aš ir miegu kaip įprastai, ir maitinuosi, ir socializuojuosi, viskas tvarkoja, bet vat kažkodėl tie organai reaguoja. Tai labai panašiai ir su valgymo sutrikimu. Žmogus, kai eina po truputėlį į tai, jis nepastebi, nes jis eina dėl vienų savo motyvų, pasąmoningai veikia kiti motyvai, išoriškai matom dar kitokias pasekmes ir žmogus jisai labiau limpa su tuo, kaip jisai mato, kaip jisai vertina. Na, pavyzdžiui, aš savo Mhm. galvojau, kad aš sveikatinuosi, o iš tiesų ėjau į dar didesnę tokią nesveikatos duobę. Labai mums svarbi tema, nes mūsų grupė būtent yra sveikatinimosi grupė ir mes pradedam, labai daug kas praėjęs yra tą vadinamą organizmo valymo programą. Ir kaip man, pavyzdžiui, pastebėti, vis tiek mes čia esame keli administratoriai ir žmonės ateina pas mus, pavyzdžiui, kaip aš galėčiau pastebėti, kad žmogus jau truputėlį nukrypsta nuo tų normų, tarkim, valgymo sutrikimo link. Mm. Nežinau, kiek jūs turit kontakto tiesioginio su žmonėm, kiek labiau nuotoliniu, nes manau, nuotoliniu yra sudėtingiau šiek tiek pastebėti, bet galima atpažinti ir pavyzdžiui pagal kalbėjimą, pagal bendravimą. Dažnai, jeigu žmogus jau turi pakitusi santykių su savo kūnu ir su maistu, ir jeigu jūs, tarkim, jį kviesit kažkur išeiti, tai jis mažiau bus linkęs socializuotis, nes tada jam iš karto kyla nerimas apie tai, kaip aš atrodysiu, o aš ten turėsiu valgyti, kažką užsisakyti, o jeigu ten porcijos per didelės, tai kaip čia tada visi matys, kad aš nesuvalgau, arba ten visi ima pilną patiekalą, aš imsiu ten pusės ribos indelio ir jau gali tai iškelti klausimų. Tai žmogus vien nuo šito gali kaip atsistumti ir jūs pagal tai galite pastebėti. Jeigu Ir, esate tam pavyzdžiui, gyvam Aha. tenai, kai būna Jo, žmonės jeigu esate tam pas gyvam mus tiesioginiam. komentuoja. Taip. Komentuoja po komentarais, dažniausiai būna arba aš ten nieko nebenoriu valgyti, arba tenai, tarkim, man jau per daug, arba ten man viskas vienodo skonio, tai čia jau vis tiek yra ženklai, kad žmogus jau biškį per toli nuvažiavo. Nebūtinai tai valgymo sutrikimas turėtų būti. Gali būti tiesiog ir požiūrio į save kažkoks pasikeitimas, gali būti ir nuovargis, gali būti ir apskritai vadinama disociacija, kuomet žmogus praranda ryšį su savo kūnu ir atrodo tarsi aš su savo sąmonė ir protu veikiu savo, kūnas su emociniam fiziniais pojūčiais veikia savo, kaip lyg du atskiri asmenys būtų, nors iš tiesų visuma. Bet tada žmogus tiek neįsiklauso, nepajaučia savęs, jis atrodo galėtų valgyt, niekada neprisipildo. Arba galėtų badaut ir niekada jisai neišalksta. Tai čia irgi daug Mhm. kas žaidžia tas momentas, koks yra mano santykis su stresu, kaip aš į tai reaguoju. Vieni labiau linkę užvalgyti streso metu, kiti labiau linkę kaip tik susilaikyti, įsitempti ir nieko į save nedėti streso metu. Tai nebūtinai tai bus valgymo sutrikimas, bet jis gali būti tiesiog kaip tokia mini momentinė išraiška. Ne pats sutrikimas, bet jau toksai kaip bruožas, sakykim, laikinas. Supratau. Ir žiūrėkit, jūs vis tiek jau per savo patirtį, turbūt ir savo asmeninę patirtį, ir klientų patirtį, vis dėlto vis tiek, kad jūs sakėt, kad matot bendrus kažkokius tai tendencijas ar dalykus. Ar yra kažkoks tai elementas, kuris, gal ne vienas, gal keli elementai tikriausiai bus, kas nulėmė tuos sutrikimus būtent mitybos, iš kur jie ateina, kas nulėmė, kad žmogus valgys, paskui ten viską išvems, arba mažai labai valgys, arba persivalgys ištisai. Kokios dažniausios yra vis dėlto priežastys? Taip, totaliai absoliutinti nelabai norisi, bet kiek esu pastebėjus per save ir klientus, tai daug ką perima iš tėvų. Labai svarbu, kaip mama, pavyzdžiui, vertino savo kūną, ypatingai jeigu kalbam apie moteris, merginas. Ir svarbu tai, kaip abu tėvai reagavo į vaiko kūno pokyčius, kai jisai perėjo iš vaikystės į paauglystę, nes tada ir šiaip hormoniniai visokie virsmai vyksta, ir plus fiziškai mes kitaip pradedam atrodyti, kitaip pradedam jaustis, ir dažnas vaikas jis nelabai ten ir supranta, kas keičiasi jo kūne, tai ačiū Dievui, kad atsiranda vis daugiau edukacijos šiuo klausimu, bet taip pat aišku svarbu, kaip iš tiesų tie aplinkiniai šeimos ten
artimiausi kiti žmonės, kaip jie reaguoja į tai. Ar jie pradeda gėdinti, ar jie tai visiškai ignoruoja, ar jie ten kažkokias replikas mėto, tai dažniausiai šitie momentai labiausiai paliečia, kiek yra tekę atpažinti. Bet taip pat ir emocinis intelektas, kiek aš suvokiu, ką aš jaučiu ir kur jaučiu kūne. Jeigu nėra to ryšio, tai vėlgi labiau būsiu linkus kažką ten bandyti tarsi užvalgyti emocijas, ar jas išvemti, išstumti iš savęs. Gali būti ir tam tikri poreikiai netliepti, netgi nuo pat gimimo, nuo kūdikystės ir visą laiką viduje jausis tokia tuštuma, kad pastoviai noris ją kažkaip užpildyti ir atrodo galiu pildyti, pavyzdžiui, ten maistu ir vis neužtenka. Ir po šito gali tada atsirasti kaltė, tada aišku norisi išsivemti arba atsportuoti, kažkaip nubausti save už visą tai, tai gali tokių skirtingų reakcijų būti. Bet pagrindas vis tiek yra santykis su savo kūnu, taip kaip tėvai kokį pavyzdį rodė ir kaip jie reagavo į vaiko kūno pokyčius. Žiūrėkit, Aurelija, pas mus yra ir mamyčių daug grupiai, tai jūs gal galėtumėt patarti, bet koks vis dėlto turėtų būti sveikas požiūris į vaiko pokyčius, į jo augimą, į jo mitybą, koks yra tarsi pavyzdys, kaip reikėtų reaguoti? Pagrindinis raktas tai būtų smalsumas. Kiek įmanoma vengti gėdinimo, kaltinimo, taip pat vengti ir ignoravimo. Jeigu vaikui kažkas yra svarbu, jis ateina su klausimu ar ten su kažkokiu susirūpinimu, tai nesakyt, kad ai čia nesvarbu, čia, kai tam paklausk, nežinau, pagooglink, čia GPT parašyk ar dar kažką, bet būt su vaiku tame ir pasmalsauti ir kartais net neskubėti duoti atsakymo, bet jeigu ateina ten, tarkim, dukra ir sako, o mama, ten man kažkaip keistai krūtinė jaučiasi arba kažkaip keistai ten po pilvė jaučiasi, kas čia gali būti, kaip čia viskas atrodo, kodėl čia ar normalu, ten pas mane galbūt pirmą krūtinę auga, pas ten draugės visiškai niekas nevyksta, kaip čia taip dėliojasi šitie dalykai. Tai pradžiai galima tą klausimą apsukti vaikui ir tiesiog pasmalsauti, o kaip tau atrodo, kokios tau mintis kyla tame, kaip tu tame jautiesi, o kaip tu tai vertini. O kaip tau tas, kad pas tave taip kūnas reaguoja, pas draugės kūnas kitaip reaguoja? O kas vyksta klasėje? Ir tai nereiškia, kad vaikas iš karto tai paims ir viską atsakys. Greičiausiai vis tiek iš to paaugliško maištavimo ir aišku daug ką lemia tai, kokius pagrindus sudėjot iki tos paauglystės savo vaikais. Tai gali pradžio būti užsidarimas, arba gali būti kažkoks atmetimas, arba gali tiesiog vaikas susimastyti ir tyliai išeiti savo kambarį pabūti, čia įvairiausių gali būti reakcijų, tai taip pat palikti tos erdvės, tylos ir laukimo, kad vaikas vėlgi permastytų ir ateitų galbūt dar kartą, ar su atsakymu, ar su papildomais klausimais, tai sakyčiau jo pasitikti su smalsumu ir abiem eit labiau per tą tyrinėjimo prizmę. Ir jau kai žinot, kad vaikas ten, nežinau, ne 5-3 metų, bet ten 13-14 ir dar vyresni, tai jau tikrai galima pakankamai tiesiai šviesiai bendrauti. Neslėpti ir nepakuoti ten į tos istorijos, kad vaikai iš kopūstų gimsta ar dar ten kažkas. Sakyti taip, kaip yra su juo, kuo mažiau to gėdos šleikštulio pojūčio. Ir dabar tada dar klausimas vėlgi apie vaikus ir cukrų, nes mes žinom, kaip tai yra kenksminga ir taip toliau, bet vis tiek kurgi yra ta riba, kad neperspausti, kad vis tiek jie aplinkoje jų ten draugai ir tos saldainius perka ir ten jie ten įvairius gėrimus, juk negali to vaiko taip jau griežtai tos rėmus, kad negalima, čia yra nuodas, nes jam vis tiek kažkokioj formai bus tas pasipriešinimas. Koks būtų sprendimas? Kadangi nesu mitybos specialistė, tai galiu labiau atkreipti dėmesį į patį tą pateikimą, į tos žodžius, kokius naudojam ir kaip pavyzdžiui, jūs išsireiškėt, kad tai yra nuodas. O cukrus, gliukozė ir pats saldumo skonis, tai jisai mums siejasi su malonumu, su džiaugsmu, su kažkokias fainai, dažnai tai siejasi su dovanom, su šventėm, turim tam tikras specifines asmeninės ir kolektyvinės asociacijas. Ir kai mes sakom, kad tai, kas saldu, cukringa, tai yra nuodas, tai vėl pasąmoningai tarsi įmetam vaikui tą tokią asociaciją, kad tai, kas skanu, kas saldu, man kenkia.
Ir net jeigu tai iš tiesų nekenkia, jeigu tai tiesiog vaisius, bet vaiko pasąmonė jau yra va, tas ryšys saldu lygų nuodas. Tai gal taip drastiškai nesirinkčiau, bet nu, čia vėlgi nuo mažens prie ko pratinat, prie to vaikas pripranta, į tą jis labiau žiūri. Ir tikrai netiks tas variantas, kad vaikui duodat brokolį, o ten paslapčia valgot pati šokoladus. Vaikai jie vis tiek, nu, vat, kažkaip turi tą gilesnį pajautimą ir jie žino, kada tėvai meluoja, kada tėvai tikrai vat, savo pavyzdžių veda, tai tiek, kiek įmanoma, tai rodys, skleisti ir labiau vėlgi per smalsumą, per pozityvą, per įkvėpimą, per leidimą jiem patiem patirti, paragauti, pažiūrėti, tai kaip jisai jaučiasi, kai jis ten prisivalgo belekiek cukraus, kaip jisai jaučiasi, kai tarkim savaitę su va ta minimalia, normalia cukraus doze. Tiesiog vat, kaip žaidimą kartais pateikti visai vertinga. Ačiū labai. Dabar noriu paklausti, vat, pas jūs žmogus kreipiasi, ne, nes vat, jūs esate kineziterapijos, psichosomatikos specialistė ir kokią jisai gauna, kaip jisai gauna programą, jisai gauna, vat, labai įdomu, kad jeigu žmogus vat, jau pas mus yra grupė ir tarkim jisai turi, tu tikrai žino, kad psichosomatinių problemų, ką jisai galėtų tikėtis pas jūs kreipiasis? Tai pirmiausia, dažniausiai žmogus parašo, aš pasiteirauju maždaug, ar jisai supranta, į ką jisai kreipiasi, nes vieni turi ten įsivaizdavimą, kad tai labiau meditacija, kiti galvoja apie mitybą, treti ten dar kažką įsivaizduoja, tai šiek tiek vat, apie tai susirašom ir keliaujam į konsultaciją. Jis trumpa, visiškai nemokama, tokia labiau pažintinė, kur aš irgi pasitikrinu, apie ką žmogus yra, ar jis suvokia, kas ta psichosomatika, ar jisai turi vat, tą bazę savo, ar jisai maitinasi iš viso, ar neturi va to polinkio valgymo sutrikimus, ar jisai kažkiek suvokia, ką reiškia kokybiškas miegas, kokybiškas judesys, nes vėlgi, jeigu mes neturim tos stabilios bazės, tiesiog fizinės miegas, maistas ir judėjimas, tai tada ant viršaus statyti tą emocinę, psichologinę, santykių, dvasinę gerovę, nu tai pakankamai sudėtinga, gali būti toks truputėlį slidus reikalas, kaip pamatus statyti ant smėlėtos dangos, kuri nėra tokia vat, tvirta ta žemė. Tai tą svarbu turėti. Ir tai tikrai nereiškia, kad tik tada, kai žmogus ten tobulai maitinsis, sportuos ir miegos, tik tada gali eiti pas mane. Tai tikrai ne, šitus dalykus galima lygiai grečiai derinti. Jis gali susižiūrėti per mano patarimus, per kažkokias rekomendacijas, į ką kreiptis ir lygiai grečiai dirbti su psichika. Tai einam į konsultaciją, tada keliaujam į vadinę sesiją, kurio jau taip giliau pasižiūriu, apie ką žmogus yra, su kuo jis ateina, kokie simptomai, mes analizuojam, užduodu daug klausimų, einam į gilį, atliekam vieną kitą praktiką, kad išsigrynintume, į kokį tikslą, į kokią būseną keliaujam ir tada aš jau galiu pasiūlyti, koks reikalingas sesijų ciklas. Tai nėra tai pavieniai užsiėmimai, kad vat, šiandien pasidarėm ir tam po pusmečio dar kartą atkeliaujat. Į tai labiau žiūriu kaip į tokį nuoseklų darbą. Tai tiek, kiek yra simptomų, kiek yra tų užklausų, su juo mes ir dirbam. Nebent žmogus ten turi tik tais kažkokį tais vieną nusiskundimą, tarkim, jam ten spaudimas krūtinės srity yra, bet dažniausiai užtenka ten 1, 2, 3 maždaug sesijų. Tai labai taip žiūriu pagal situaciją. Tai gerai, mes vis tiek dabar pasakykime ir tam žiūrovui, kuris nelabai žino, kas yra, pavyzdžiui, psichosomatika. Jisai žino, kad jis spaudimą krūtinėje, va sako, man va čia va nerimas, man čia spaudžia, bet jisai nesupranta, kad jam čia kažkokia, tai va kas yra ta psichosomatika, būtent kas tai yra va simptomatika šitų, va, kur pats žmogus susikuria. Jo, dažniausiai, kai kalbam apie psichosomatiką, tai yra tie simptomai, kurie neturi tokios logiškos ir tyrimais pagristos priežasties. Tai vad, ką jūs pačioj pradžioj minėjot, kad ten atrodo visi tyrimai atlikti, viskas ten prašviesta, kraujai patikrinti ir panašiai, ir vis tiek, nu, vat, daktarai sako, su jumis viskas tvarkoj, vat, taip ant popieriaus esat sveikas, bet žmogus ir savęs jaučiasi, nu, kartais net labai šudinai ir jam visiškai gyvenimo kokybė krenta, viskas byra ir jisai nu, nebežino, ką čia jam daryti, tai tada jau tikrai siūlyčiau kreiptis į mane ar kažkokį kitą psichosomatikos specialistą. Dar kitas atvejis, kada tai gali būti psichosomatika, kuomet tyrimai patvirtina, kad yra priežastis, galbūt yra uždegimas, galbūt yra ten kokia bakterija ar dar kažkas, jam taikomas įprastas gydymo metodas arba kartais bandoma kažkas naujesnio, bet vis nesuveikia. Arba suveikia tol, kol yra taikoma, kai jau nustoja ten vartoti antibiotikus, vaistus ar dar ką, vėl viskas atrodo iškrenta.
Tai arba, aišku, nepataikoma į šaknį, arba tikrai gali būti jau ta vat psichoemocinė dedamoji dalis. Tai tokie vat 2, sakyčiau, pagrindiniai niuansai. Bet iš esmės šiaip žmogus yra psichosomatinė būtybė, mes negalim sakyt, kad gydom kūną ir neveikiam savo psichikos, arba gydom psichiką ir neveikiam kūno. Nu, jie vis tiek visi tarpusavy yra tiesiog susiję, norim to ar nenorim, tai jeigu norisi to rezultato ne tiek kad greito, bet tokio išliekančio, kad vat jau tikrai pasveikau ir žinau, kad uždariau šitą lapą, šitą skyrių ir čia jau greičiausiai nebegrįšiu, arba jeigu grįšiu, tai labai greit vėl pavyks susitvarkyti su tuo, tai idealiausia derinti. Tiek mitybą peržiūrėti, tą patį judėjimo miegą, pasitikrinti galbūt ten kokių papildų, ar kartais net ir vaistų reikia, susižiūrėti, ką galiu daryti emociškai, mentaliai, dvasiškai, kokie tie psichoemociniai niuansai. Nu ir tai, jo, tai geriausių rezultatų duoda. Ir aš dabar norėčiau vis tiek išsigryninti, nes kas būtų tas jūsų klientas, nes matot, ar žmogui reikia pas psichoterapeutą jau, ar gali jisai kreiptis pas jus, ar jam reikia ieškoti psichologo, ar vat kineziterapija ir psichosomatika jam padės, vat kas yra jūsų ta target grupė, taip sakykime. Mhm. Jo, pagal anketas tai pastebiu, kad pas mane ateina žmonės, kurie supranta maždaug, kas yra terapija, dauguma net yra bandę psichoterapiją, bet jie yra labai tokie proto žmonės. Jie daug ką būna paskaitę, jie nemažai teorijos suvokia, kaip kas veikia toj psichikoj, bet jie jaučia, kad tų knygų, podcastų, kursų, visos tos, vat, to viso mentalinio krūvio jo neužtenka. Atrodo, aš tiek daug žinau, bet niekas mano gyvenime nesikeičia. Tai va tada jau tikrai galim keliauti pas mane, nes aš labiau dirbu su pasąmonė, su kūno išmintim, su tuo, ko vat taip šnekant nelabai pasieksime, reikalinga tam tikra specifinė būsena, klausimai, visokie įrankiai, kad kaip tik vat tuos dalykus palengva, labai saugiai, su pagarba, su švelnumu iškelti į paviršių. Nes kai žmogus bando racionaliai į tai prieiti, tai dažnai tai būna viena iš tokių kaip gynybinių formų savisaugos būdų, kad vat jo, aš nejausiu emociją, bet apie ją šnekėsiu. Ir čia nėra tas pats, kad realiai pilnai būti toje emocijoje. Tai labiau į mane kreipiasi jau tie klientai, kurie tikrai būna išbandę vieną kitą dalyką, o kartais net labai daug išbandę. Ir sako, nu vat, čia padėjo, bet ne iki galo, čia padėjo ne iki galo ir aš tiesiog vidum jaučiu, kad kažkas ten yra daugiau. Tai va šita turbūt pati dažniausia frazė, kad vat, iš vidaus jaučiu, jog už to slypi gilesni dalykai, iki kurių aš neteinu. Supratau, tai žodžiu, žmogus nebūtinai turi kažkokį fizinį skausmą jausti, kad būti jūsų klientu, ane? Jisai gali būti tiesiog viduje jausti didžiulę įtampą, tarkim, kuris skausmu galbūt nepasireiškia. Jo, tai tikrai ne apie skausmą, tai net ir gali būti tų pačių organų kažkokia sutrikusi veikla. Gali būti ir, pavyzdžiui, įtampos jautimas arba pojūtis, kad vat, aš visa sukaustyta, gali būti ir depresijos lengvesnės formos, gali būti nerimas, panikos atakos, nes nu vis tiek visą tai mes patiriam dėl to, kad turim kūną. Jeigu jo neturėtume, tai mes iš tiesų net ir emocijų nelabai jaustum ir kai kurių jausmų nelabai patirtume. Tai tik dėka kūno mes galim išgyventi ir visą tą džiaugsmą ir malonumą gyvenimo ir tuo pačiu tas visas nepatogias būsenas ir pojūčius. Tai jau tada, kai tai kartojasi, kai žmogus nesupranta, kas šiame vyksta, dėl ko, kaip tai susiję, kodėl aš negaliu išeiti iš tų užsisukusių ciklų, tai tada jo, tikrai mums pakeliui. Labai įdomu iš tikrųjų. O jūs savo šitoj terapijoje siejat kartu ir tą kineziterapijos irgi praktiką? Jo, tos žinios kineziterapijos niekur nedingo, tai jeigu matau, kad žmogui reikalinga grynai fizinė pagalba, tai aš jam galiu ir pratimų pasiūlyti, kaip pavyzdžiui, dirbu tiesiogiai gyvam tam kontakte su žmogum, tai būna ir einam į judesį, į tam tikras padėtis, kartais pasiūlau ir kaip galima laikyseną pakoreguoti, kad palengvinti tam tikrų sistemų ir struktūrų darbą. Tai visą tai, nu, taip stengiuosi apjungti, plus dažnai tai padeda ir duoti tokį paaiškinimą, kodėl ten, pavyzdžiui, širdis reaguoja taip, o ne kitaip, kodėl ten yra ryšys tarp, tarkim, stemplės, skrandžio ir ten virškinimo sistemos, ar ten burnos ir išangės, ar dar kažkokių skirtingų kūno dalių, galų ir vietų.
Mhm. Tai žodžiu, aš taip įsivaizduoju, kad pas jūs, kai būna, net ir kai būna somatinės praktikos, somatinė joga, tarkim, somatiniai dalykai, tai jūs tą irgi taikot pas save šitoj praktikoje. Jo, aš pirmą kartą girdžiu apie somatinę jogą. Įdomu, Tikrai? kodėl taip pavadinta, nes žodis somatinė kaip ir reiškia kūniška joga. Tai jo, Tenai būna su įdomus traumom pasirinkimas. dirba. Mhm. Tai žiūrėkit, dabar Aurelija, tarkim taip, jeigu jau žmonės mus išgirdo per šitas 25 minutės, tai dabar kaip jūs surasti, kaip į jūs kreiptis? Lengviausiai greičiausiai esu pasiekiama per Instagramą, tai tenais psichosomatika brūkšnelis Aurelija, tikrai mane susirasit. Jeigu ten nepavyks, tai manau per jūs, per Facebooką irgi esu labai lengvai greit prieinama. Tai va šitie kanalai patys greičiausi. Jeigu norisi kažkokių tokių ypatingų pasiūlymų, tai šitie dalykai dažniausiai laiškais keliauja. Kaip tik vat formuoju naują praktikų ciklą apie širdį, apie širdies darną. Labai iš tiesų įdomus dalykas, nes kai esam širdyje darnoj, tai širdies elektromagnetinės bangos susiderina su smegenų skleidžiamom bangom ir automatiškai mes spinduliuojam sveikatą ir vos neužkrečiam kitus sveikata, tai ten jau turi susidėlioję struktūrą, kaip į tai išvesti žmogų. Ir apie tai dalinuosi kaip tik naujuose įrašuose, tai labai kvieščiau jo parašyti man, palikti savo paštą, tai visą tą kvietimą tikrai suteiksiu. Tai Aurelija, jūs reikia Facebook'e tiesiog pagal vardą pavardę, Aurelija Taip, Budrienė ieškoti. Taip? taip, O tikrai jūsų taip. Instagramo adresą aš įrašysiu paskui mūsų būtent laidos komentaruose, kad žmonės galėtų jūs susirasti. Ir vis tiek labai būtų įdomu, maždaug, vis tiek užtrunka ta praktika, tai yra labai individualiai, bet vis tiek vieno karto tai neužtenka, vis tiek reikia kokių 5, 10 ar ten daugiau tų sesijų. Jo, aš tą ir minėjau, kad konsultacija, Mhm. įvadinė ir tada keliaujam į ciklą. Į ciklą jau įeina tam tikras kiekis tų sesijų. Ir tas kiekis sesijų priklauso nuo to, su kuo klientas ateina. Ar jis turi ten vieną simptomą, ar jis ten turi, nežinau, 5 ligas. Tai jau skirtingai dirbsime. Kartais būna žmonės pradeda jau, kai pereinam fizinius simptomus, vis tiek atsiranda ir ryšys, pasitikėjimas, visa kita. Tai pradeda atsiverti visai kitos temos, pradeda lįsti kažkokios ten nuoskaudos, traumos, santykių klausimai, finansiniai klausimai. Tai bendrai, kai kalbu apie simptomą, tai kalbu apie tai, dėl ko žmogus yra nepatenkintas savo gyvenimu, kad tarsi va čia užstrigau, nežinau, ką daryti, nežinau, iš kur tai prasidėjo, ką tai reiškia, kaip čia man tą išspręsti, viskas, va ten stagnacija. Ir nesvarbu, kokią kryptį, kokią gyvenimo tą sferą be pasirinktume, mes vis tiek kažkaip kūniškai tai reaguojam. Minimum per emocijas, o dažnai dar ir sakom, kad va čia išsiskyrėm ir man širdį skauda. Arba ten praradau kažkokią tai sumą pinigų ir atrodo, ten žemė iš po kojų slydo. Tai ne šiaip sau turim tuos fizinius išsireiškimus, tai vis tiek kažkokį palieka tą atgarsį kūne. Supratau, labai įdomu ir iš tikrųjų manau, kad ir žiūrovai įvertins tuos visus dalykus ir tikrai tiems, kam reikia pagalbos, bent jau išdrįs jūs kreiptis bent jau pirmam pokalbį, kurį suprantu, kad tai yra nemokamas, o paskui jau tarėtės dėl tų visų kitų dalykų. Tai ačiū Jums, Aurelija, labai, kad Jūs radot mums laiko. Tikrai buvo labai naudinga ir aš manau, kad apie tą širdies naują Jūsų temą mes kada nors irgi būtinai paplanuosim pokalbį, nes ta tema irgi mums labai aktuali. Gal atsisveikint Jūs norėtumėt kažką mūsų žiūrovom palinkėti? Norėčiau palinkėti tokį kitokį požiūrio kampą į žodį sveikti. Bent jau aš taip aiškinu, kad sveikti, rašom S_veikti. Tai reiškia sąmoningai veikti. Tai būti dėmesingam tam, kas į mano tą lauką, nežinau, fizinį ar energetinį lauką, kas į tai įeina, ką aš įsileidžiu, su kuo aš kontaktuoju, ką aš iš savęs išnešu į pasaulį, ką aš paimu į savo vidinį pasaulį. Visa tai vis tiek yra mainai ir tai niekada nėra tik apie mane vieną. Visą laiką tai, ką aš darau, tai tarsi nubanguoja ir keliauja tolyn. Tai
nesusikoncentruoti taip gal egoistiškai tik į save, bet atsimint, kad kiekvienas dalykas, kas liečiasi prie manęs, liečiasi ir keliauja toliau. Tai vat, tai kviečiu sveikti, tai reiškia sąmoningai veikti. Ačiū Jums, Aurelija, labai už pokalbį, neišeikit iš studijos, su Jumis dar šnektelsiu. O su žiūrovais atsisveikinu ir aš manau, kad Jūs tikrai išgirdote labai svarbių dalykų ir peržiūrėsite dar savo savijautą iš karto. Ir svarbiausia, žinokit, kad iš tikrųjų yra būdų savo padėti ir yra puikių žmonių ir specialistų, kurie mielai Jums tai padės įgyvendinti. Ir gero vakaro ir iki kito trečiadienio. Sudiev.